Sveiki, reidų žiūrovai. Gal kas nežinot, bet reidas tai yra saugaus eismo kertelė Baltikum televizijos eteryje. Neblaivios buvusios žmonos persekiojimas vyrui baigėsi automobilio konfiskavimu. Girtas jaunuolis atsibudo tik atsimušęs į atitvarus, apsvaigę nuo narkotikų vairuotojai baudžiami kaip sunkiai apgirtę. Šalia žuvusio automobilio savininko kūno vaikštinėjo neblaivus ekipažas. Visą tai netrukus Baltikum televizijos laidoje Reidas. Savaitės skaičiai. Apie tai Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnė Simona Kaktaitė. Per praėjusią savaitę užregistruoti 55 eismo įvykiai, kuriuose sužeisti 5 žmonės. 2 eismo įvykius sukėlė neblaivus vairuotojai. Policijos pareigūnai išaiškino 321 kelių eismo taisyklių pažeidėjų, tame tarpe 14 neblaivių vairuotojų. 1 rugsėjo sekmadienio vakarą buvo gautas pranešimas, kad Perkėlos gatvėje nuo kelio nusivertė automobilis ir iš jo rūksta dūmai. Kad jau rūksta dūmai, tai į įvykio vietą išskubėjo ugniagesiai gelbėtojai ir medikų ekipažas. Gelbėtojai pagelbėjo iš mašinos išsiropšti moteriškiai, kuri važiuodama į kalną miesto link nesuvaldė automobilio Honda CR-V. Mašina išvertė betoninius atitvarų stulpus ir nubildėjo nuo 8 metrų aukščio skardžio. Įvykį matęs vyriškis buvo pasibaisėjęs tokiu moters vairavimu. Она ехала на превышении скорости где-то километров 100-120. 120? Да. Она не справилась с управлением руля и вылетела во враг. Medikų pagalbos Hondos vairuotojai neprireikė, o į policijos alkotesterį įpūstelėjo vidutinio girtumo laipsnį. Moteriškė buvo pasipiktinusi liudytojo pasakojimu apie jos mašinos greitį. Jolab, ar buvęs sutuoktinis gali ką nors gražaus pasakyti, teigia Hondos vairuotoja. Pone, kokiu greičiu čia į kalną bandėt užvažiuoti? 40. 40, man sakė 121 ponas. Gerai. Nu, man vienas ponas taip sakė. Einu pažiūrėt, gal tas ponas irgi pripūs. Pasakyti ir 200. Tas ponas gali pasakyti ir 200. Supratau. Tai ir viskas. Einu pažiūrėt, kiek tas ponas pripūs. Jo, buvusias vyras gali pasakyti ir 200. A čia buvęs vyras jūsų? Jo. Tuo metu ir įvykio liudininkas, tai yra buvęs Hondos vairuotojas sutuoktinis, su kitu automobiliu persekiojo savo buvusią žmoną, dėl savo neadekvataus elgesio policijos pareigūnams sukėlė įtarimų. 154. Taip gražiai apie avariją pasakojusiam vyriškiui taip pat nustatytas vidutinis girtumo laipsnis. Pareigūnai pasigailėjo vairuotojo ir nenuvežė persekiotojo automobilio į saugojimo aikštelę. Atvažiavo blaivus draugas ir automobilį nuvairavo į Sergejaus kiemą. O be reikalo, nes 4:30 ryto Sergejus vėl pagautas vairuojantis savo Mitsubishi. Ir šį kartą jis buvo dar girtesnis. Kai per metus vairuotojas sulaikomas girtas 2 kartus, yra konfiskuojamas jo automobilis. Šį kartą pagautas 2 kartus per vieną naktį. Niekas nesikeičia, piliečio automobilis bus konfiskuotas, o šiaip abu buvę sutuoktiniai neteks vairuotojo pažymėjimo 3-4 metams, jau nekalbant apie 1000 paramą valstybei. Liudininkai teigia, kad Naujakimio gatvėje vyriškis sėdėjęs automobilyje Opel Omega švirkšto pagalba į veną susileido kažkokios medžiagos. Švirkštus išmetė iš mašinos, pavažiavo 10 metrų ir vairuodamas lūžo. Automobilis Opel Omega pradėjo riedėti atbulas ir atsitrenkė į kelkraštyje stovėjusį automobilį. Pirmą iš šito įsirikiavo. Vat iš čia, taip? Aha. Ir čia sustojo vidurį. Aplenkiau, pipinu, nieko, prakėlė, apsivertė, važiavau. Sustojau, žiūri, jis atbulinį ir šit, kad čia žmonės iš raktelius. Supratau, neleido daugiau važiuoti. Ir kaip jūs manot, jis sako, jam blogo yra? Taip nemanau. Narkotikai bus. Pilnas venus, aišku. Kol atvyko medikai ir policija, Opel Omegos vairuotojas atsikvošėjo ir savo negalavimą paaiškino paprastai. Ką čia padarėt? Man užeina priepuolį tikinti. Priepuolį užeina? Nefilmuoti, kam filmuoti. O man sakė, kad jūs narkotikus leidžiatės? Baidžiu. Ką? Baidžiu. Tikrai ne? Ne, aš invalidas. Būna, kada užeina, aš jaučiu palėsėjau, kada užeina, kada praeina. O man sakė, per 27 namo švirkštą jūsų mėtosi. O ten. O kaip jūs galite vairuoti tada? Jūs turite vairuotojo pažymėjimą? Ir galite vairuoti? Norėjau mašiną į šoną patraukti. Taip blogai pasidarė, galvoju patrauksiu į šoną ir pastovėsiu, kol praeis priepuolis. 48 metų pilietis buvo pakviestas į mediko automobilį, kad būtų toliau identifikuotas negalavimas. Tačiau pasak daktaro, įsiplėtė vyzdžiai, elgsena, nelabai rišli kalba ir minčių dėstymas rodė narkotinių medžiagų pavartojimą. Pagal vyzdžius tai yra panašu, kad yra susileidęs. Pagal vyzdžius tai panašu. Tai mes įvešime visų patys susileidžiame.
Mes kadioramą užsirašysim. Ir jeigu širdim gerai. O kadioramą užsirašysim, bet aš manau, kad ten viskas gerai. Jeigu sušiūrė viskas gerai, tada vis patys. Aš atsiprašysiu. Ne, aš ligonis. Jeigu ten ne jūsų švirkštai, aš atsiprašysiu. Ir... Ne, aš nebuvau prie jokio namo. Ne prie namo. Va ten švirkštai, va, iš to baltos mašinos guli. Aš jūsų atsiprašysiu, jeigu pas jūs neras narkotikų. Patikėkit manim. Nėra narkotikų. Aš atsiprašysiu jūsų oficialiai. Atsiprašinėti nėra ko, nes ligoninėje piliečio organizme buvo rasti net 3 narkotikų pėdsakai. Pėdsakai šviežus – amfetaminas, metamfetaminas ir benzodiazepinai. Avarija, kurią sukėlė vairuotojas apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, yra įvertinta 4–5 tūkstančiais litų bauda, atimant vairuotojo pažymėjimą nuo 3 iki 5 metų. Arba pinigus galima atsidėti areštinėje 15–30 parų ir mokėti pinigų nebereikės. Tačiau vairuotojo pažymėjimas vis tiek atimamas tam pačiam laikotarpiui – 3–5 metams. Beje, Omegoje vėliau pareigūnai ras 25 blokus kontrabandinių cigarečių be banderolių. Bet čia pavartojus narkotikų, kaip sakoma, smulkmena. Šilutės Plento ir Jūrininkų prospekto sankryžoje susidūrė vilkikas ir Ford Mondeo. Po susidūrimo Fordas nuskriejo ant šaligatvio ir vos neatsitrenkė į šviesoforo reguliavimo dėžę, o durpėmis pakrautas vilkikas išvažiavo priešingą eismo pusę ir vos nenukirtęs šviesoforo sustojo laimingai ten į nieką neatsimušęs. Fordo vairuotoja buvo išvežta į ligoninę, o Tauragiškis, vilkiko vairuotojas, čia kasdien vežiojantis iš Šilutės durpės į uostą, teigė, kad jis susidūrimą išvengti tiesiog nepajėgė. Per žalę važiavot? Taip. O ta mašina... Per žalę mirksinti aš važiavau. Mirksinti? Taip. Aš buvau... Čia tą važiavau, jau man geltonas užsidegė, aš įsibėgėjęs buvau, jau man sunkvežimį sustabdyti nebuvo kur, o moteriškai įsikė, jinai suko į kairę. Į kairę, ai, ta prasme, iš ten atvažiavus? Iš ten atvažiavo, tenai. Šitą gatvę? Taip. Kodėl, gal mane, aš nesuprantu, gal manęs nematė, aš neįsivaizduoju. Prieš išvežamą į ligoninę Ford Mondeo vairuotoją policijos pareigūnams spėjo pasakyti, kad ji į sankryžą įvažiavo degant leidžiamam šviesoforo signalui. Per avariją mergina patyrė šoką, nuo saugos diržo traumuotas kairys raktikulis. Dar pusę metro ir būtų buvę blogiau. Kas kaltas dėl avarijos, atsakys policijos tyrimas. Kaip čia buvo, ar neleista pabaigti manevro, ar kažkuris į sankryžą įvažiavo degant draudžiamam šviesoforo signalui. 5 liudininkai tyrėjams paliudijo, kad vilkikas į sankryžą įvažiavo degant draudžiamam jau raudonam šviesoforo signalui. Lietinga popietė Reikjaviko gatvėje itin keistomis aplinkybėmis į namo sieną atsimušė automobilis Subaru. Kai atvyko policijos pareigūnai, automobilyje grojo muzika, veikė valytuvai, dūzgė variklis, švietė lempos, o vairuotojo nebuvo. Ten žiūri, kažkokios skardos buvo. Ateinu čia, pasisukau, mašina raudona nauja, prilipus prie namo. Prilipus prie jūsų namo, taip? Čia vat. Nu, o skardos tai nuo to pačio automobilio? Ką? Skardos tai nuo to pačio automobilio, žinokit? Nu tai vat, kaip jis užkabino ten, bet čia vaikai iš mokyklos. Nustatyta, kad automobilis Subaru atvažiavo iš vienos mokyklos, kurią beje baigė susisiekimo ministras kiemą, o automobilis sušoko ant pievos, čia atsitrenkė į medį. Palikęs bamperio dalis nuvažiavo dar apie 60 metrų ir atsitrenkė į ponios Natalijos namo sieną. Gyventojai dievagojosi nematė, kas vairavo, kaip vairavo ir kodėl vairavo, bet džiaugiasi, kad tuo metu mokykloje vyko pamokos ir čia žolyne nebuvo vaikų. Vaikai atsirado vėliau, daug vaikų atsirado per pertrauką ir mokykloje patikino, kad joks mokinys nevažinėja su šiuo Subaru. Automobilis priklauso 1973 metais gimusiam vyriškiui. Jis gyvena kitame miesto gale, kol viskas išaiškėjo, Subaru buvo pastatytas į policijos saugomų automobilių stovėjimo aikštelę, o vėliau atsiradęs jo vairuotojas policijai paaiškino, kad jis užsimiršęs paliko mokyklos kieme stovėti automobilį su atviru langu ir rakteliais spinoje. Pats nuskubėjo su kitų automobilių savais reikalais ir tie reikalai buvo sutrukdyti, kai paskambino policija ir pasakė, kad jo mašina labai negrabiai pavairuota vienos mokyklos kieme. Keista istorija, tiesa? Netrukus susikišo Šilutės plentas, užsikišo dėl avarijos, po kurios lengvasis automobilis buvo pastatytas prieš faktą, tai yra prieš eismą. Avarija tradicinė šiai vietai, čia vilkikų karavanai rikiuojasi į dešinę kraštinę eismo juostą, kad galėtų išsikapanoti iš miesto lauk ir traiško pirmą juostą važiuojančius. Mes važiavome, mums jo į galą įvarė vilkikas. Į galą? O šitą pasirodė. Jo, mes tame juostą buvom, važiavom savo juostą. Jūs važiavot pirmą juostą? Dalį apsuko mus grinai čia. O jisai norėjo rikiuotis į pirmą? Į dešinę. Į dešinę. Nu kaip visada, žodžiu. Netyčia žmogui, nepasižiūrėjo. Pasikartosime, deklaracijas reikia pildyti pavažiavus šonan. Aišku, jeigu incidento dalyviai sutinka su avarijos aplinkybėmis, na kur čia nesutiksi. Taip ir sako rusas, vilkiko vairuotas, kaltas, tai kaltas. Negi pelinais galva dabar barstysis. Aišku, kad nesibarstysi, nes dabar pertrauka. Dabar mus pertraukia visagalė reklama, nuo po jos toliau laidoje matysite.
Girtas Renault vairuotojas atsibudo tik atsitrenkęs į atitvarus Klemiškės kaime. Girtas greitųjų siuntų vairuotojas sustojo tik atsimušęs į Fiato galą. Girtas šio automobilio ekipažas rastas šalia žuvusio mašinos savininko kūno. Melnragės ir Girulių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams vairuotojas su žmonos pagalba besimokinęs vairuoti liko nekaltas dėl avarijos. Skubėjo kazino apiplėšimą, pateko į avariją. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Ačiū, kad niekur nepabėgote nuo televizoriaus, nes dabar bus reikalų čia, reido eteryje. Vingio gatvėje netikėtoje vietoje susidūrė du automobiliai. Greitųjų siuntų Fordas buvo nesuturėtas ir trenkėsi į automobilio Fiat Ulis galą. Keistoje vietoje susidurta tiesa. Šitoje vietoje nebūna avarijų, nesupratau, kame reikalas. Вот, man reikėjo pasukti. Kur? Va, čia, pristabdžiau, bumt. Bet tai iki apsisukimo dar nužiūrėkit. Nu, tai žiūrėkit, palaukit. Jeigu aš normaliai važiuoju, aš neviršiu greičio, aš noriu normaliai ir pasukti. Lėtai, pasukti ramiai. Teisingai. A nereikia man ant stabdžių, kaip po šitas ant vietos ratas, vienas ratas tik tai stabdo. Jo, mačiau. Nu, mačiau. Nu tai ir dar ten nepraleido. Ten bachūras vienas išvažiavo su mėlyna mašina. Čia ar snimtas bachūras? Jo. Per staigiai sustabdė, ar kaip buvo, sakykit? Per staigiai bus. Aha. Kalts. Čia kame reikalas, ko nepildo deklaracijų? Bandom. Ar blaivus esat? Ar blaivus esat? Aš tai blaivas. O jūs? Pavakar bus. Yra biški? Man neturėtų būti. Neturėtų? Ar tai lauksit policijos? O daug vakar gėrėt? Galim pilti. Ką? 4 vakar alaus. 4 buteliai alaus išvakarėse? Negali būti. Netrukus atvažiuos policijos pareigūnai su alkotesteriu, o alkotesteris į vakarykščius 4 butelius, tai yra butelius išgertus kone prieš parą, turėtų nereaguoti. Tačiau skaičiai buvo daugiau negu negailestingi. Atminčiai? Oi, atminčiai tau, gali ta atmintis, žinok, čia brangiai kainuoja dabar iš tikrųjų. Man taip atrodo, nes jeigu tu sakai vakar 4 alaus, man tikrai netrodo, kad 4 alaus, žinok, geri. Truputį atrodai labiau atsipalaidavęs. Man taip atrodo. $2.20. Nu kur tau 4 alaus? O šiandien ką geriai tada? Kotletus valgai? Šaltibarščius valgai? Valgai? 2,20 promilės alkoholio, tai vidutinis girtumo laipsnis, vairuotojo pažymėjimo netekimas, o taip pat teks kažkam užleisti vairuotojo vietą, jau nekalbant apie 1000 baudas, kurią paskirs teismas. Perspektyvos miglotos, lieka varyti į užsienį, bet sako dabar ir ten darbdaviai reikalauja pažymų apie tai, kad nesi skolingas valstybei, esi tyras, doras ir blaivus. Melnragės ir Girulių sankryžoje išsitaškė automobiliai Mazda ir Toyota. Ši po smūgio praskrido pro kelio ženklą ir sustojo žolinė šalia reklaminio stendo, o Mazda liko susidūrimo vietoje su nukneipta nosimi. Avarija vyko, kai Murmansko gyventojo Toyota atvažiavo nuo Girulių, tai yra šalutinių kelių, ir įvažiavusi užkliuvo už Mazdos nosies. Nepraleido žmogus manęs važiuos, iš šoko iš tenais, nespėjau nekaip. Bet jūs pats vairuotojo pažymėjimo dar neturite? Ne, neturiu, bet aš turiu išlaikyti tą, nu... Mokyklinius? Jo, mokyklinius, tą išlaikęs teoriją, vienu žodžiu. Aha, ir kas neaišku? Ne, viskas čia elementaru. Nes iš šalutinio kelio aš matau atvažiavo. Nes net nieko neatsitiko, kaip į mašinas. Aha. Ir žmogus nespėjau net pasidėti, kaip jis atlėkė. Ir viskas, ir taip ir nulėkė jis į tenais, nu žodžiu, man paralytų. Čia viskas elementariai. Bet šiaip jūs vairuotojo pažymėjimo neturite? Ne. Tai čia įdomi situacija dabar bus iš tikrųjų. Jūs mokino vairuoti? Nu taip, žmona, manau. Žmona 5 metų vairuotojo pažymėjimo. Pas jūs M raidė yra. 5 metų. Stažą žmona turi. Toyotos vairuotojas teigia, kad nematęs, iš kur atsiradusi kita mašina. До сих пор удивление, откуда она выскочила. То ли она отсюда выскочила, то ли отсюда. Но она но все равно вы выскочили. Ну я выскочил, потому что я должен был уступить дорогу. Да. А вопрос в том, откуда он выскочил, вот я до сих пор не видел.
Mazda atvažiavo nuo miesto ir ketino važiuoti link Melnragės. Toyota atliekusi nuo Girulių ketino sukti link miesto. Kaltė aiški ir Mazdos vairuotojas, tiesa neturintis vairuotojo pažymėjimo, lieka nekaltas dėl šio incidento. Ant mašinos raidė M užklijuota, vairuoti moko žmona turinti daugiau kaip 5 metų vairavimo stažą, tad Mazdos vairuotojas yra legalus. Tad belieka atpildyti eismo įvykių deklaracijas žmonos vardu ir skirstytis iš šios sankryžos kas kur ir kuo greičiau. Buvo 3 valanda nakties, laikas miegoti, o ne vairuoti. Bet ne, nepaklausė šio automobilio vairuotojas savo vidinio balso ir draugų balsų. Nevairuok išgeręs. Vairavo, prisnūdo, atsibudo, kai mašina jau roksojo atitvarose Klaipėdos rajone Klemiškės kaime. O gal ir neatsibudo, nes žmonės kvietė policiją, sakė, kad mašinoje patyrusioje avariją prie vairo sėdi nejudantis žmogus. Laimė, kai atvyko policija, jie jį išjudino, tai yra pažadino. Kas pamaišė, gal koks baudžiauninkas ėjo? Gal viežas, Lapinas. Lapinas ėjo. Klausyk, o tai kas tau čia atsitiko? Ant žvyro užvažiavai? Įsivaizduoju, žinai. Snūstelėjai ar ką? Kažkas panašaus. Panašaus kažkas. Renault Lagūnos vairuotojui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis 1,70 promilės alkoholio. Jaunuolis buvo labai susikrimtęs, bet labai jau doras. Kiti tokiais atvejais bėga iš įvykio vietos ir rytas skalambė varpais, kad pavogė mašiną. Tačiau šis jaunuolis tokių spektaklių nekuria. Jis netoks, jis doras ir sąžiningas. Tik štai vidinio balso nepaklausė ir turi nemalonumų kokiems 3 metams į priekį. Kadaise avaringiausioje Vingio ir Smiltelės gatvių sankryžoje susidūrė apsaugos įmonės automobilis važiavęs su įjungtais geltonos spalvos švyturėliais į kazino užpuolimą, tačiau iš šalutinės gatvės ir itališkų automobilių pasididžiavimas Lancia Tesis, kuris atvažiavo pagrindiniu keliu nuo Šilutės plento ir važiavo link Laukininkų gatvės. Šviesoforas tuo metu dar neveikė. Šviesoforas neveikė, o tas atlėkė apsauginis. A, tai jį taip apsuko dabar? O jis su švyturėliais važiavo? Su švyturėliais. Vien švyturėliai nieko nereiškia iš tikrųjų. Nieko jums nereiškia. 34 metų apsaugininkų Toyotos vairuotojas buvo išvežtas į ligoninę, jam sumušta galva ir koja. Lancios po smūgio atsiradusios priešingoje eismo pusėje vairuotojas nenukentėjo, abu incidento dalyviai buvo blaivus, o apkvaitęs kazino žaidimų automatų salono užpuolikas buvo sulaikytas kitų apsaugininkų ir perduotas policijai. Dėl laidos pabaigoje neapsėsime be tragedijų, be kurių neįsivaizduojama mūsų kelių kasdienybė. Penktadienio vakarą buvo gautas pranešimas, kad kelyje Darbėnai Skodas nuo kelio nuvažiavo ir laukose sudužo automobilis. Yra prispaustų žmonių. Atvykę ugniagesiai gelbėtojai iš Kretingos ir Darbėnų vienam 1956 metais gimusiam vyriškiui, Pasato savininkui Algirdui Sendriui, niekom padėti negalėjo. Pilietis Skodo rajono Vyžančių kaimo gyventojas žuvo iš karto. Kiti 2 Pasato ekipažo nariai buvo išvežti į ligoninę. Vienam diagnozuotas 2,28 promilės alkoholio girtumas, jam lūžo 4 šonkauliai. Kitas buvo blaivesnis. Kitą dieną gimtadienį turėjęs švęsti pilietis buvo išvežtas į Klaipėdos ligoninę. Jam nustatytas vidutinis 1,55 promilės alkoholio girtumas. Avarija įvyko, kai tiesiame kelio ruože nesuvaldytas automobilis nuvažiavo nuo kelio, virš 100 metrų važiavo grioviu, atsitrenkė į sankasą ir virto ant šono. Ar buvo vairuotojas blaivus ir kas vairavo mašiną, atsakys ikiteisminis tyrimas pradėtas Kretingos policijos komisariate. Šiais metais Kretingos rajono keliuose per avarijas jau žuvo 5 žmonės. Tokia realybė mūsų keliuose. Geriame, trankomės, daužomės, greitai važinėjame, o po to gedime. O šiandien rubrikoje filmuoja Reido reporteriai, labai geras vieno reporterio darbelis iš Klaipėdos gatvių. Gero žiūrėjimo su mintimis, kad durnių mūsų gatvėse visada bus, bet chamai tai vieną dieną dings. Išgersiu ir antrų, aš išgėriau antrų, girdžiu rasa krenta, susimilk, daipilk, išgersiu ir trečių, susimilk, daipilk, išgersiu ir trečių. Hey! Išgėriau trečių, jaučiu šaltis krečia, susimilk dar įpilk, išgersiu ketvirtų, susimilk dar įpilk, išgersiu ketvirtų. Išgėriau ketvirtų, pasijutau netvirtų, susimilk dar įpilk, išgersiu ir penktų, susimilk dar įpilk, išgersiu ir penktų. Aš išgėriau penktų, jau
jaučiu galvų trenktų, susimilk dar įpilk, išgersiu ir šeštų, susimilk dar įpilk, išgersiu ir šeštų. Aš išgėriau šeštų ir pamačiau šeškų, susimilk dar įpilk, išgersiu septintų, susimilk dar įpilk, išgersiu septintų. Išgėriau septintų, lindau ant spintų, susimilk dar įpilk, išgersiu aštuntų, susimilk dar įpilk, išgersiu aštuntų. Išgeriau aštuntą, jaučiu ausių šuntą, susimilk dar įpilk, išgersiu devintą, susimilk dar įpilk, išgersiu devintą. Išgeriau devintų, mačiau savo išrinktą, susimilk dar įpilk, išgersiu dešimtų, susimilk dar įpilk, išgersiu dešimtų. Išgeriau dešimtų. Šiandien viskas. Saugokite kitus, tada tie kiti apsaugos jūs. Būkite aplankyti ir sudie.